Rytinę arbatą. Ką? Rytinę arbatą darom. Kaip įspūdžiai po vakar 800 metrų su keliamų kalnų? Normaliai. Normaliai buvo? Ne, kažkai dar savim. Bet normaliai. Šiandien Boidenas. Dabar keltas į Boideną nuo ryto. Vakar žiauriai sunkiai važiavom. Trečią dieną buvo 100 kilų pravažiuota. Apie 9-7 gal tokie. Dar tokio nesam savo žygiuose turėję. Ketvirtą važiavimo dieną. Tai va įspūdžiai po 3 dienų savijauta. Gutyrai kojos biški gal jaučias viršutinės. Tokios neskauda, bet kažkoks toks va jau krūvelės pasijuto biški po vakar. Bendroji sumoje turim nuvažiavę apie 200, kiek čia, 30-240 kokių. Kempingas yra geras, apsifeilinam su rozetėm, prailgintuvą turim, pasiėmėm aikštelę su elektra. Bet pasirodo netokie angaliai visai čionais. Elektriks. Jo, pasirodo angaliai, tai tenais yra su šitom kažkokiom 3 skilutėm. Buvo įdomus dalykas su powerbanku, vienas tų didžiųjų 500 000 mAh, tai pasijungiam kraut daiktą, žiūri 0 įkrovą. Prijungus prie rozetės, jau ne su pirmu powerbanku, toks bairis, prijungus prie rozetės, jisai vėl atsigauna, vėl greitai dar kyla iki 100, paskui kaip nieko veikia. Kažkas programiškai ten blogai yra. Keliamės, planas toks dabar, po 11 čia supakuojam, išvažiuojam, 12 val. Būnam prie kelto, keliamės į Boideną, iš Boideną važiuojam per 2 pilis, per salą, Kurodensį, tą salą Danijos. Per šitą salą važiuojam, ten apie 76-77 km iki sekančio kelto. Greičiausiai su to kelto šiandien nesikeliam, nakvojam kempinge, nes ten prie jūros nelabai kur yra. Tai va, toks planelis, nakvojam ten, o rytoj keltas į didžiąją dalį, kur Kopenhagą tą salą. Ir 2 dienas pasieksim Kopenhagą, tad čilinsim ten, gal imsimės poilsio dieną kokią. Taip, nusivalė. Plaukiam į Boideną, paliekam pirmą salą, plaukiam antrą salą. Keltas 28 eurai mūsų pinigais arba 210 kronų. Į kokią valandėlę plauksim. Vienas salas. Nebetoli Boideną. Ką mąstum? Sakė, reikia virš laivą. Nu, išvyksta keltas atgal, kur mus atvežė. Dabar tenai. Lekiam link pilių. Korinto kaimuką pravažiavom Daniją. Ketvirtą dieną, kaip keliaujam.
Kažkokia tai čia yra bažnyčia. Kaip uždaryta vartai, negalima eiti tiksliau. Žygio. Jie turistavo, labai daug piligrimai grįžta. Na, kaip kirchė. Dėl to patapėme ten. Kaip nepatinka? A nieko įspūdingo. Nieko įspūdingo, medis nudažė. Nu va, Naskova, ne pilis. Bilietas 2 žmonėms 60 €, jeigu norint žinoti, kad viskas tenai įskaičiuota su visom pilim. Visokas kažko labai patingai nėra. Ką ten pamatyti viduj? Tiesiog buitis, ten kažkokių, nežinau, net kieno reikia pasakyti, kieno šitą kas čia gyvena, bet kažkas susijęs su Danijos monarkai. Ir turėtų kaip už tokius bilietų kainas, tai čia turėtų būti sutvarkyta. Šitos pilies buvo mažas, paaugo, išsilaikė teisės, kadangi princas buvo, gavo po blatų lėktuvą. Drakensab. Nu, kaip sakant, prabangus vaikai. Prabangų žaislai. Ne, jeigu rimtai, tai čia. Ai, variklis išimtas. Dar čia policijos motociklų šitikom. Pagal skriptą atvažiavom. Šiaip nori nukilinti vampyrą, va vampyrų žudytų seniai. Visiškai tamsu, nieko nesimato.
Rapolė guli. Koks tai dvaras. Lėkiam link 4 dienos finišo. Gal pasieksim laiku ir gausim namuką, arba teks miegoti palapinėj. Čia pastatysim. Kur išvažiuojam, vyjai? Aha. Kažkokia neskris. Kur ten neranku tvorą? Gražu. Taigi išlauši. Eina kelias labai gražiai per jūrą. Vienoj pusė jūra, kitoj pusė jūra. Tarp salų kelias. Važiuosim per tiltą. Tai kaip ir Baltijos jūra. Įlanga kažkokia Tadanį. Po 8. Vis dar važiuojam. Pagal planą turim pasiekti. Nežinau, kaip vadinas tas miestas. Pavadinimai labai sunkus. Tiltas. Ilgas tiltas, ilgas. Jūra taip. Taip. Čia jūra. Tai va, kas liečia Danį, tai keliai, dviračių keliai, lyginant su Vokietija, daug prastesni, daug. Mes beveik pusėjom Daniją, nemačiau tokio lygio kelių kaip dviračių takų, kaip buvo Vokietijoje. Asfaltas visur šalia kelių, atskirai, to pačio kelių nereikvauja, tai čia Danijai beveik visą laiką to pačio kelių, kaip skiriamoji tik juosta kelkraščia. Dviratis nupieštas. Viskas. Jokių suoliukų, autobusų stotelės ir tos be suoliukų, kai kuriuos kaip šildomis padarytas vasarą, apsiūtas stiklais. Suoliukas vienam žmogui viduj, abiem viduj 50, reikia 30. Čia gerai iš vienos pusės, kurio čia pjauta, bet daugiausiai niekur nepjauta. Tai žolės suli galva. Mane ten ponė persekioja iš galo. Turim tiltą į dangų. Tiltas į dangų priekį. Čia kažkoks pelkių miestas. Žiauru. Rimtas tiltas. Ten jūra. Ten jūra. Į pusę kažkur toli. Įkalnė įveikta. Vaizdai.
Jūra, jūra. Jūra, jūra, jūra. Su jūra. Ten jūra. O ten miestas kažkoks. Nežinau koks dar. Reikia žiūrėt mapsą. Nu, visai netikėtai. Šiandien vėl skiriant keliamės su keltu. Neplanavom, neradom kempingų. Kažkaip nepatiko. Tam krantės nepatiko čia mums. Iššausim į kitą pusę dar šiandien. Čia net vandens ir tuo turėjom tą daryti, bet bus gerai ir šiandien. Ne? Jo, šiandien persikapstysim. Esam kelte. Varysim Tornsą kažkaip ar kaip tenais jisai. Bandysim per persikelt šiandien. Jau nebandysim, jau kelsim. Jau keliamės tuoj. Ieškosim, tik nežinom, kur dar nakvosim. Iškai turim problemą, nes nežinom, kur nakvosim. Kaip blogai, ką mes darysim, vargšai. Pamatys, jo. Kur mes įsikūrėm? 12 valandų. Gūdi naktis. Sutikom kolegas, prirodė mum šelterius. Ir mes dabar čia turim kur nakvoti. Tai dabar yra gerai. Negerai. Turim nakvynės vietą nusiprausėm spartytiškai su dušais. Savo tokiam namukė. Kažkaip Danijai gulim. Išdyka. Tvarkiaujas iškinas. Žiauriai geras vietos spotas. Va tokia šelteras programa yra. Rodo visus koordinarės, kur tokia yra. Dabar turiu netęsdami. Todėl mes naudosimės tų šelterių malonumais. Štai eisime buvo. A, girdai, šelter, kaip atsigulį? Nu, neįsim dar, pastrap. Ne, čia kraunas visas ūkis, dieną užbaiginėjom. Padarėm šiandien apie 9 kilometrų bus. Tai va, pasižiūrėt logus. Maksimum planas padarytas, persikelta per visą salą, 2 keltai. Puikiai. Jėgų, kaip antplūdis buvo. Tai atrodo mink. Eik tu su. Jo, man ten jau taip. Eik tu su. Tai va, leisim naktį šelteriukį. Laužmėkšė šiandien. Atsikėsime ten. Galimai. Lema vandens nepasėmė. Tai va,